Sakiau, kad žinau. Kei, sakėjai, einam greičiau, pažiūrėk, kaip apsirengusiu šals dar. O tame Diana ir skirtumas. Diana, aš čia bendrauju kaip su sąmoningu žmogumi, tu kaip su nepakaltinimu. Ką tu galvoji, kad nejaučia, kada jis šalta? Kada jinai alkana? Baik, Karoli, gerai? Ne, tai aš galiu ir nieko nesakyti, bet jeigu tu toliau bendrausi su ja, tai niekas nesikeis. Tik jinai beveik suaugęs žmogus. Aišku, turbūt apie savo naują kakalį irgi nieko nepasakėjai. Tai kokios tu reakcijos tikėjai, Diana? Arba tu su ja bendrauji kaip su žmogumi, arba taip niekas ir nesikeis. Dukra! Kaip mane vadai? Tai ką, aš tave pažįstu kaip nulupto. Kur tu daugiau būsi, kai ne prie upės? Kiek mes čia laiko pražvėjojom, ką? Neskaičiuosim. Klausyk, Goda. Tavęs mamytė pasigėdo. Paskutiniu metu aš jos irgi pasigėdau. Žiūrėk, aš tau suprantu, kad tau skaudu. Mama viską pasakoja, bet mama irgi tik žmogus, mama daro klaidų. Bet jos klaidos yra smulkmė palyginus to, ką aš esu gyvenime nuveikęs. Bet tu su manim visada geras buvai. Ja, bet aš buvau negeras su kitais žmonėmis ir tavo mama. Klausyk, varom, parveš namo. Ir negąsdink taip mamos. Gal pabaikim, gal išgerkim dar, neužvalgyt reikėtų esmė. Op! Opa! Ačiū Dievui. Ištrūkom. Ačiū Dievui, ištrūkom. Leiskim šokių čempionams išsišokti. Kokie šokėjai. Tiesiai į konkursą. Fredi, dabar tu nežiūrėk, gerai? Ne, bet Švarcai taip nesąžininga. Kas nesąžininga? Nu, dėl lažybų. Kokių lažybų? Nu, taigi lažinomės, kas pirmas trūks. Tu statei, kad Lukas. Nu, ir aš stačiau, kad Lukas. Nu, ir pamatei, kad jis dar nifiga netrūksta, tai nusprendai pats išjungti. Nieko, aš nenorėjau daryti. Nesiskaito. Netyčia tai gavus. Ne, nu. Kaip tu nesiskaito, aš laimėjau. Kaip šaibas? Aš sorry, kad taip gavus. Tu atsiprašinėjai, čia aš atsiprašau už Luką. Jis vis laik prisigeria ir puola į agresiją. Galvau, jau išaugo, bet ne velnio. Žiūrėkit. Dama trūko. Skelbiu lygiasias. Reiks peržais. Davai. Ne. Ne, tai Aš laimėjau. Ne. Parlauš. Kitą dieną. Be, klausyk mamos. Ačiū tau. Pati žinai, kad čia ne dėl tavęs, o dėl vaiko. Žinau, bet elgėsi žiauriai gerai. Ačiū. O kas jis toks? Nu, kas jis toks? Nu, kaip čia tau pasakyti, tau nepatiks? Čia bet kuriuo atveju man nepatiks, čia favoritų nėra. Nu, policininkas jis. Mentas? Maladė, čia taip specialiai man. Sakiau, kad nepatiks. Pala, tos nuotraukos, kuris siunčiau iš sodybos. Tai jūs perdavė jam? Gerai, Karoli, viso geriausio. Ačiū dar kartą. Iki meilė. Ką jūs darote, Silainai? Varom namo, taksas atvažiavo. Davai nesilaučiu! Pakviesiu Švarcą dar kartą iš jų. Dievo, aš ant Švarcą suprasai. Gerai. Ramona, kelkis. Kas Einam, vyksta? nieko nevyksta, viskas gerai, kelkis. Tai man atostogos. Atostogos visada kada nors baigės. Ateik, širenksim, ateik. Visi jūs vienodi. Reikia pagalbos. Reikia. Markai, padėk. Užsilk paltuką. 1, 2. Tėvelių linkėjimai. Būtinai. Atsargiai. Rankinė. Ačiū už vakarėlę. Įspūdingas tiesiog. Labai stengiamės. Sudėjo. 1, 2, 3, 4. Ačiū.
Nuo ko pradedam? Все, išvažiavo. Mes irgi jau keliausim. Tiksliau, Levis mane parveš. Dar kartą ačiū už gimtadienį. Tai ačiū, kad buvot ir sorry, kad tai baigėsi. Nu, davai. Davai. Iki. Ačiū. Nu, iki. Klausyk, sorry dar kartą už Luką. Baigtų, viskas gerai, tai tu nesi atsakinga už kitų žmonių veiksmus ir šiaip nebegrįžkim prie šitos temos, ne? Ir aš nemažiau kaltas negu tu. Jo, bet matai, su šiuo žmogum galvojau praleisti visą likusį gyvenimą. Tai kai įvyksta tokie įvykiai, man susipainioja mintis. Nu, žinai, aš nesu santykių ekspertas, tai nelabai galėsiu tau ko padėti. Ir iš vis manau, kad nelabai turėčiau girdėti tokių dalykų. Tai jūs gal patys įsiaiškinsit. Ačiū už dovaną. Prašom. Iki. Iki. Einam, atsargiai. Laikykis, neik, brangioji kairė, neik. Aš su tavimi kairė jau senai dažiau. Iš tikrųjų, tu nelabai gerai, jeigu tave pamatytų čia tokią seimūnę, ir tokią sviruojančią, ką? Nereikia. Dėjau aš ant tų rinkėjų. Man atostogos. Klausyk, atostogos, tai atostogos. Brangioji, einam. Kur tu mane vedi? Toki viešbutį, kai sutarėm. Čia pat. Vladai, žaltytis. Nu, žaltys, tai žaltys. Einam. Atep gedui per šią savaitę, o tokia ragaišė. Nu, tegul būna. Noriu rūkyti. Kaip, palauk, Ramonai, taigi tu nerūkai, kas tau? Pats tu nerūkai. Aš nerūkau, o ką? Nu, einam, va čia tiesiai. Einam, brangiau. Nu, bet nebeliko šiam pasauliu džentelmenų. O, čia dieve. Ką man daryti? Aš moteris. Aišku, kad moteris. Įkvėpk ir iškvėp ir einam pirmyn. Tik tai tiesiai, gerai?
Raimonda, man šalta. Tu galvoji, man labai karšta. Doktor. Oi. Oi, palauk. Oi, tu mano galvelė. Oi, tu mano galvelė, Zurna. Oi, reikėjo vakar tiek gerti. Oi, kiek dabar valandų? Kiek? 15. 15 po 11. Visi pusryčius pavėlavom. Kokius dar pusryčius? Kokius? Aš čia nemirti bandau. O dar tas Seimo posėdis pavakary, klausyk, nu tai. Nemirsi, viskas bus gerai. Viskas bus, įsivaizduoja. Jeigu kas nors būtų nufilmavęs tą mūsų festivalį, ai, būtų gražu. Tu vakar buvai nuostabi. Nuostabi. Bet už tai premjerės postai, tada būtų atiu. Po velnių. O taip. Oi. Prašau. Labas rytas. Labas. Labas rytas. Ko tu dar nesusiruošusi mokyklą? Nėra pirmos pamokos. Nelaikyk tu ten to šaldytuvo atidaryto. O, Jėzus Marija. Nu, palik tu ją ramybėj. Ačiū, kad pas mane pasilikai. Baigtų, nėra už ką. Kas? Tiesiog žiūriu į tave ir galvoju, ar tu tikrai galėjai tai pasikeisti? Jo, pats nežinau. Tiesiog, žinai, natūraliai nebesinori šūdą malti. O žinai, ką tu turėtum padaryti? Nu? Dukrą aplankyti. Sudėtinga situacija, manęs ten neprisileidžia. Jeigu aš sugebėjau prisileisti. Ne viso sugeba. O tu pabandyk. Tai ką tu siūlai? Paimti ir nuvažiuoti. Kada? Dabar. Dabar? Dabar. Jeigu nori, galiu kartu važiuoti. Pasidėsiu mašinai. Varom. Ir jaunikis. Labas rytas. Labas. Palieku jūs. Sėkmės, Lukai. Antram raunde. Laura, čia tau. Aš atsiprašyti atėjau. Už ką? Už viską. Ne, tu konkrečiai vardink už ką? Už tai, kad prisigėriau, susimušiau. Tai tu manęs turi atsiprašyti? O tai ko turėčiau? Kaip tai ko? Gal tą, ką užpuolė iš Švarco? Žiūrėk, Laura, aš nelabai atsimenu, kas vakar įvyko. Aš tik atsimenu, kad jis mane baisiai užparino. Lukai, tu visada, kai prisigeri, tave kažkas užparina ir tada mes turim bėdų. Jau senai tai buvo. Čia nepasiteisinimas. Laura, tu man nesi be proto brangi ir aš pastaruoju metu nelabai saugiai jaučiuosi. Man atrodo, kad tu mane paliksi.
Gal dėl to ir durniuoju. Bet tada tas Švarcas atsirado, tu su juo randi bendrą kalbą. Man nemalonu, aš pavydžiu. Tai ilgai su tam gėlėm taip stovėsi? Gerai, varyk išsimiegot ir taip matau, kad purtaisi visas. Aš neįsivaizduoju, kaip tu iki čia atvažiavai. Jo, man tikrai nekas. Važiuosiu aš namo, gerai? Baig, aš giokauju. Eisi pas mane, atsigulsim, maža bėdų. Einam į mano kambarį. Ateik, ateik. Na, man laikas į darbą. Ačiū už pusryčius. Goda, aš į darbą važiuoju, gal tave iki mokyklos pavežėt? Man 200 metų. Nežinojau. Nu tai sužinok prieš tai. Iki. Kas yra? Nežinau, reikia eiti, bijau kažkaip. Nori, kad eičiau kartu? Ne, nereikia. Viskas bus gerai. Jo.